Labadiena, esu Erika Švermickienė, Kelių muziejaus vadovė. Muziejus yra įkurtas 1995 metais, spalio 19 dieną, minint Vilnius-Kaunas automagistralės 25 metų sukaktį. Muziejuje yra sukaupta daug įspūdingų eksponatų, kurie žymi mūsų kelių istoriją. Yra labai senų 100 metų menančių eksponatų iki šių dienų. Yra ypatingas eksponatas Kelių muziejuje, tai arklių traukiamas bitumo katilas, kuris lygus šiuolaikiniam autogreiderio prototipui. Aš manau, kad muziejus turi vis tiek atkreipti dėmesį į šiuolaikinę visuomenę, į šiuolaikinius poreikius, ypač jaunam žmogui. Mūsų lankytojai yra pagrinde moksleiviai. Dėl to norėjome kažko tai tokio, kas juos sudomintų ir būtų šiuolaikiška. Pirkdami interaktyvų stendą mes konkrečiai žinojame, ko mums reikia, savo poreikius, konkrečiai išreiškėme ir konkurso būdu buvo atrinkta kompanija Altum Retail, kuri atitiko visus mūsų lūkesčius, poreikius ir šiuo sprendimu mes esame labai patenkinti. Turinį derindami mums ypač labai daug padėjo Altum Retail kompanijos darbuotojai, kurie patarė, koks turinys galėtų mums tikti. Labai daug dirbom su jais, buvo tikrai viskas suderinta ir jie labai daug padėjo mums. Jau susilaukėme daug dėmesio dėl interaktyvaus stendo. Stendas į muziejų atnešė daug jaunatviškumo, šiuolaikiškumo ir daug kas domisi, ne tik moksleiviai, bet ir pagyvenę žmonės norėtų prieiti, pasižiūrėti, kaip mes vadinam žaisliukas muziejuje. Jis įnešė šiokio tokio šiuolaikiškumo. Mes galime tuos eksponatus, kurie yra, sakykime, pas mus neeksponuojami, mes neturime galimybės, mes galime juos perteikti nuotraukomis, videofilmukais, videomedžiaga, kad jie galėtų tiesiog bent jau pasižiūrėti kažkiek tai viso to, kas yra pas mus, ko jie nemato čionais, kas netelpa mūsų patalpose, nes mūsų technika yra didelė, tai yra kelininkų mašinos, kurios ne visos yra eksponuojamos. Altum Retail kompaniją rekomenduočiau visiems, norintiems įsigyti interaktyvus stendą ar kitus sprendimus, dėl to, kad tai jaunatviška kompanija, turinti patirtį ir su ja malonu dirbti, gera dirbti, patogu dirbti, žmonės šiuolaikiški, jaunatviški, dėl to tikrai rekomenduočiau Altum Retail kitoms kompanijoms.